Aš Esu VKTU studentas ir tuo labai didžiuojuosi. Svajojau būti dainininkė. Konkrečios dainininkės nebuvau nusižiūrėjus, tiesiog nuo mažų dienų labai mėgstu dainuoti. Ir dabar dainuoju, tiesiog negalvojau, kad būtų naudinga susijęti savo ateitį su dainavimu. Dar paskui galvojau būti vadybininkė, nes labai mėgstu vadovauti. Ir tiesiog va iš to išaugo tai, kad 11 klasį pasirinkau braižybą ir man labai jinai patiko ir su tuo susijėjau savo ateitį. Architektūros inžinerija yra, galima sakyti, dviejų sričių mokslas - ir statybos inžinerijos, ir architektūros. Tokia dviguba specialybė. Mes mokomės ir konstrukcinius visus reikalavimus, taip pat ir architektūrinius išvaizdos ir kompozicijos reikalavimus. Pirmą dieną universitete buvau labai pasimetus, nes daug žmonių, šiaip nebijau žmonių, daug didelės minios žmonių, bet buvau pasimetus, nes viską reikia vienai tvarkyti, nebėra tėvų, nebėra draugų, pažįstamų, nieko nėra, tai buvo labai baisu. Taip ateityje planuoju kurti projektus pastatams, juos nuo pat pamatų iki stogo pati suprojektuoti, kambarius, visą išdėstymą ir visas konstrukcijas. Lietuvoje perspektyvos, manau, tikrai nėra didelės. Kiek žinau, yra kelios individualios įmonės, kurios priima studentus, kurie baigia bakalaurą ir iš karto jas priima, jeigu mato juose perspektyvų. Vienas dėstytojas yra, kuris turi savo individualią įmonę ir jeigu mato, kad studentas yra perspektyvus, tai jį priima iš karto. Man tai kūrybinės industrijos yra labai įdomi specialybė, todėl kad aš jos niekaip neperprantu. Jis yra beprotiškai plati ir ją tiksliai apibūdinti yra neįmanoma. Kas man yra labiausiai įstrigę, mano kambariokė, viena iš kambariokių studijuoja kūrybinės industrijas 3 kurse. Ir kiek jinai pasakojo, kiek aš jos klausiau, tai niekaip nesuprantu, kas per specialybė tai yra. Kai buvau mažas, turėjau daug svajonių. Viena iš jų buvo būti dailininku. Maždaug čia gal, kai buvau darželėje, dar iki kokios 4 klasės. O nuo 5, tai galima sakyti iki studijų metų, norėjau labai įstoti į architektūrą, bet kadangi nesusiklostė galimybės, neišėjo. Yra daug tų dėstytojų tokių tikrai kietų. Tarkim, dėstytoja aukštosios matematikos dėstytoja algebros. Jinai irgi labai patikdavo paskaitose. Jinai įrodinėja kažką ant lentos, rašo įrodymus, sako, jeigu aš neteisi, prieš visą auditoriją, jeigu aš neteisi, paleiskit batą į mane. Šiaip tarptautiniu mastu nėra ko nuvertinti. Mes šiaip kaip technikos universitetas turime pakankamai aukštus vertinimus šitoj srity, tai Baltijos šalyse. Lietuvos mastu mes esame vienintelis technikos universitetas. KTU yra technologija. Tai yra, nežinau, specialybės jis siūlo panašias. Bet šiaip jos ir biškai skiriasi. Kaip patį universitetą, kaip Lietuvos mastu, jisai, kaip čia pasakius, yra tikrai pakankamai aukšto lygio. Specialistai tikrai didžioji dalis specialistų yra aukštos kvalifikacijos dėstytojų. Ir patys dalykai nėra tie lengviausi, kurios gali dėstyti belekas. Šiaip universitetą vertinčiau Lietuvos mastu labai gerai. Jis pritraukia tikrai daug studentų, naujos specialybės pritraukia daug studentų. Ir tai įrodo, kad universitetas tikrai yra gyvas, jisai nemirštamas. VKTU turi begalę studijų programų. Taip tiesiai šviesiai negalėčiau įvardinti vienos, kad būtų savotiškiausia ir įdomiausia, nes tiesiog aš jau visur nežinau. Bet dabar, ką žinau ir ką galiu lyginti. Šiaip savotiškiausia studijų programa, žinoma, jinai skiriasi iš viso VKTU. Tai yra kūrybinių industrijų fakulteto programos. Jos yra tiesiog, tai yra visiškai skirtingas dalykas, nes
visas universitetas yra orientuotas į techninius mokslus. Svarbiausia yra žinoti, ko tu nori. Ir kokią specialybę nori įstoti. Nes didžioji dalis, antrame kurse, didžioji dalis dalykų yra tokia pat. Svarbiausia yra žinoti, ko tu nori, kur tu nori ir ar labai tu nori. Nuo mažų mažens norėjau būti mokslininku. Bent jau taip sakydavau savo mamai, tuo tikrai labai tikėdavau, nes norėdavau išradinėti daiktus ir panašiai. Bet galiausiai, kai augau, atradau daug naujų dalykų, pamačiau daug visko ir maniau savo gyvenimą sieti kažką su kompiuteriais, nes tai buvo nauja technologija ir dar kai mes buvome maži, tai buvo tas toks naujas dalykas, kurio tėvai nebuvo bandę. Mes buvom pirmieji, kurie tai išbandė. Todėl sulaukęs 12 klasės ir kai turėjau pasirinkti savo stojimus, aš nusprendžiau stoti siedama savo ateitį su kompiuteriais. Tai yra multimedia ir kompiuterinį dizainą. Bet galiausiai gavosi taip, kad aš kartais mėgdavau ir pafilmuoti. Čia buvo mano hobis ir tas hobis išaugo daug daugiau negu vien hobį ir tas tapo tikrai ta tokia varomąja jėga, kurią aš net negaliu pasakyti, kad aš dirbu, nes aš visada sakau, kad aš filmuoju. Tai taip išeina tikriausiai, kad aš noriu būti gyvenime, sieti kažką su filmavimais ir panašiai, bet konkrečiai tai dar negaliu apibrėžti. StepDrop projektas prasidėjo nuo vienos paskaitos, kuri vadinasi kino ir televizijos projektai. Tai visi susijungėme po 5-6 žmonės, padarėme tą projektą ir gale įvyko tų projektų peržiūra. Tiesiog visi pademonstravome tai, ką padarėme, buvome įvertinti ir kaip ir viskas tuo ir užsibaigtų. Bet tačiau tas išaugo į daug daugiau dėl to, kad mes buvome tokie užsivedę, kad mes nenorėjome sustoti. Tas mums taip patiko, ta kamera, tas visas organizavimas, tas idėjų generavimas, kūrimas. Komanda atlieka iš tikrųjų daugybę kūrybiškų darbų ir gali padėti jums įgyvendinti įvairias reklaminės kampanijas idėjas, gali padėti jums sukurti įvairiausio tipo klipukus, video ir panašiai. Taip pat gali sumodeliuoti įvairius plakatus ir tai, kas susiję su grafika, tai mes galime padaryti taipogi ir sukurti tinklapius ir daugybę kūrybiškų darbų. Iš tikrųjų, jeigu turite kažkokių, tai nedvejokite, reikia tiesiog nedvejoti klausti ir tikrai manau, kad mes galime jums kažką padėti toje srityje. Atsimenu, vienas buvo labai fainas dėstytojas, toksai tikrai būdavo įdomu ir juokinga dėl to, kad jisai kiekvieną grupę, kuri pas jį ateidavo, jis turėdavo gal 3 grupės, kuriai dėstė pratybas. Ir kaip kiekviena grupė ateidavo, jis sakydavo kiekvienai: va, tai ką geriausia grupė veikia, kaip gyvena. Aš manau, kad kūrybinės industrijos yra iš tiesų įdomus dalykas, todėl kad kai pasišneku su pusseserė, kuri tenai studijuoja, jinai man papasakoja iš tiesų įvairių smagių dalykų, kuriuos ten moko ir tenais tikrai viskas yra kūrybiška. Gal dėl to man ir yra tokia įdomi, nes aš esu toks labiau kūrybiškas žmogus ir man patinka, kai ir mokslas yra toksai ir jo, dėl to man ir patinka kūrybinės industrijos. Na, aš buvau mažas, aš net neįsivaizdavau, aišku, kaip mažas, gaisringas, policingas, bet svarbiausia, kad būtų uniforma mažam būdavo. O paskui augdamas aš nusprendžiau, kad noriu tapti pilotu, bet tada buvo šeimos. Ne, kaip tai gali tapti pilotu ir tu tikrai to greičiausiai nebūsi, tai yra labai sunki specialybė, labai daug reikia pasiruošimo. Ir jie mane nutikė neigiamai, bet kai atėjo 12 klasė, tai reikėjo nuspręsti, jau reikia rinktis, ko nori būti. Aš tiesiog pasakiau, kad aš tapsiu pilotu, aš išsilaikiau visus testus, kurie yra ne tik stojamieji, bet ir papildomai yra tinkamumo, fizinio pasirengimo ir medicininis. Ir mano mama patikėjo tada, kai jau reikėjo, kai aš jau pasakiau įstojau, tada tikrai, tas pilotas, tada mano sūnus bus pilotas. Ir nuo to viskas prasidėjo. Įdomiausia, tai kas be ko yra skrydžių praktika, treniruotojai, visas tas laikas savo praleistas ore Kyviškėse. Mes turim savo aerodromą, kuris priklauso Gai, todėl aš planuoju tą vasarą praleisti visą vasarą, tiesiog atsikėlė ryte lėktuvai, vasarą, gražus oras, tavo draugai, vakare, dieną lėktuvai, skraidymas, vakare sėdimas prie laužo, dūmis, įspūdžiai dešelės ir turėtų būti nuostabus laikas. Mano ateities perspektyvos yra dabar aš kryžkelėje, nes mes radom naują galimybę studijuoti praktiką.
sraigtasparniais arba su lėktuvais. Tai aš dabar linksiu link sraigtasparnių ir tai gali nuvesti mane viena kryptimi lėktuvai, kita, jeigu sraigtasparnis aš labiau norėčiau likti Lietuvoje galbūt, tai nes vis tiek čia yra gimtoji šalis. Visi draugai yra artimieji, tai yra lengviau ir paprasčiau. O jeigu tektų vykti su lėktuvais, tai tada nusimato užsienis ir tada greičiausiai pabaigęs grįžčiau kitą šalį, derinčius reiškius ir pinigus ir siekčiau, kad tapčiau vienas iš geriausių, skraidyčiau, o ne sėdėčiau žemės. Mūsų studentų stovykla organizuoja du pagrindinius renginius, kurie vyksta rudenį ir pavasarį. Rudenį yra kylant dienos, kurios yra sujungtos kompiuterinės dienos su krikštynomis, tai yra daugiau akcentuota į pirmo kursus, daug sporto užduočių, proto užduočių, svarbiausia, aišku, yra krikštynos ir jų aftės. Toliau pavasarį būna skrendam, tai yra renginys, kuris gyvuoja jau keletą metų. Jo metu mes labiau akcentuojame galbūt profesijas, rengiam ekskursijas, supažindinam, kas jų laukia ateityje, plus šiaip smagių renginių studentam, kaip iš kitų fakultetų, kaip Torpaitės, kuriuo metu tiesiog sėda komanda prieš komandą ir žaidžia naikintuvas, galima sakyti, taip, žudus naikintuvą. Ir dabar artėja, jinai bus balandžio pradžioje ir tikimės gauti daug naujų idėjų. Pačios įdomiausios specialybės VGTU, aš sakyčiau, kūrybinės industrijos, nes niekas nežino, kas jie ką jie daro. Tada galbūt architektai, dėl to kad jie žiauriai daug dirba, nes sveikai, nes aš turiu daug pažįstamų. Jie pirmam kursui antram nemiega netinka, tiesiog jie dirba toliau, nežinau, ką galėčiau skirti. Esam, aišku, mes, kurie apskritai visiems atrodo skirtingai ir nepasiekiami. Netgi buvau Litexpo studijų mugė, labai daug klausimų stovi tokių, kuris sklando gandai. Tiesiog, o kitos specialybės, aš nežinau, yra dabar mechanika, elektronikos, 3D printeriai, robotika. Tai yra kažkas naujo, ko Lietuvoje dar galbūt nebuvo ir kas turi tikras perspektyvas. Vilniaus Gedimino technikos universitetas yra geriausias dėl to, kad čia gali sutikti visų specialybių žmonės, visiškai skirtingus, visiškai įdomius, tiesiog daug renginių, nes mūsų studentų stovykla žiauriai organizuoja daug fainų renginių, taip pat į bowlingo turnyras, kur studentai tiesiog atsėda su dėstytoju prie bowlingo ir gali išgerti alaus ir neformali aplinka, plus tai, kad yra labai geri santykiai su administracijais, pačiais dėstytojais, aišku, kai kuriais, nes nieko nėra tobulo ir mes labai šauniai